merginos. Paskutiniu metu tikrai, štai filmavau, darėčiau apie kosmetiką, tad per visą šitą laiką pas mane susikupė labai daug naujos kosmetikos. Arba tokios, kur jums tiesiog, pamojavau, žiūrėkit, ką aš turiu, bet iš esmės nieko tokio nepasakiau. Gera, bloga, patinka, nepatinka. Ir kadangi jau šiandien turiu daugiau laiko susiruošti į darbą, pagalvojau, kodėlgi nepamėginti susirinkti vėl visas tas naujas priemonės man į vieną vietą ir koncentruojantis į jas, būtent kartu su jumis pasidažyti. Jau daugiau kažką pasakant, tam patinka, nepatinka ir kodėl. Ir jau tikriausiai, kaip pastebite, veido pudrą aš esu pasidariusi. Nenorėjau šitą vietą rizikuoti, tad pasirinkau savo patikimą Revlon Color Stay. Tiesiog, kad žinau, jog jinai tikrai ištems iki vakaro ir gerai atrodys. Tai va, ir visą tai aš tęsiu tiesiog įprastai, kaip aš visą laiką tai darau ir toliau darysiu veido kontūravimą. Čia prieš save pasistačiau veidrodį, tad aš žiūrėsiu būtent jį, nepykit, be jo nemoku dažytis, nors galvoju, būtų visai nieko vėl kažkada paimti ir padaryti tą be veidrodžio challenge, kurio dar niekada nesudariusi, nes tiesiog bijau labai stipriai apsijungti. Tai va. Ir kaip bronzantą kontūravimui, labai lengvam kontūravimui, aš naudosiu iš Elfo Cool bronzerį, kurį pamėgti ir pradėti juo naudotis man truputėlį užtruko laiko, kol tiesiog įpratau ir supratau, kaipgi man reikia maišyti tas visas 4 spalvas, kad gautųsi graži spalva. Nes šitos 2 viršutinės, jos yra pernelyg daug ir rausvumo mano skoniui ir pomėgiui, tad aš tiesiog akcentuojuosi į apatinę eilutę, bet prigrebiu truputėlį ir viršaus. Ir taip, pas mane vėl šviesus galai. Ir ne, šiemet spalvotai nebesidažysiu. Jeigu esate naujas mano kanale ir nežinote, apie ką aš su savo šviesiais plaukais, tai paliksiu nuorodą apačioje. Turiu video nufilmavusi, kaip kas ir kodėl buvau mėlynai violetiniais plaukų galais. Ir žinau, kad kai kuriuose formuose buvau lengvai aptariama dėl to, kad o dieve, jinai ženėsi su violetiniais plaukais. Taip, aš ženiausi su violetiniais plaukais. Aišku, tie visi plaukai buvo tarp netikrų plaukų ir dar koduke, tai nelabai kas matėsi, bet jie ten kažkur buvo. Na štai, paryškinome veido bruožus, galime pereiti prie skaistalų. Ir kaip skaistalus, kaip naujieną, savo tokią aš pasidėjus esu štai šiuos Maybelline skaistalus, kurie jau yra parduotuvės ir juos galima įsigyti ir mėginti. Aš asmeniškai mėginau juos kelis kartus ir jie manęs, nesužavėjo. Pasidėjau ir šį kartą galvoju, tak to dar kartą aš juos pamėginsiu, bet kas man juose taip ant piršto, tai jie štai taip labai gražiai atrodo, tačiau nežinau, kodėl ant odos jie dažosi taip keistai. Atrodo, skaistalas yra su blizgučiu, bet iš tikrųjų man tai atrodo, tai tarsi čia yra blizgutis su spalva, nes, pasidažius ant žando užsideda toksai kaip ir metalinis blizgesys. Nežinau, kaip čia taip aiškinti, bet iš tikrųjų, tai, nelabai šitas skaistalas mane žavi, nesu tikrai ir jūs matot, ką aš noriu pasakyti. Yra tokia kažkokia tokia, sakykime, spalva, bet blizgesys permuša viską. Duodu šansą, mėginsim. Mano super šepetėlis, kurį pasižymėjo Akela. Kaip čia daug pritrynius to. Su didesniu šepetėliu gal dar ir visai nieko. Nes aš prieš tai mėginau su mažu šepetėliu. O šį kartą jau kai mėginsiu, tai bent jau pasimsiu tokį dėdį. Lengvai matosi. Highlighterių tikrai nebereikia. Išgyvensim šitą dieną, manau. Ir kadangi šiuo metu intensyviai mokausi susimažinti savo nosytę, tai čia man truputėlį dar trūksta highlighterio ir kaip jį naudoju štai šitą iš FM Group. Tai yra jų tuti kolekcija, kuri yra riboto leidimo ir jo nebeprekiaujama. Šiuo metu šitas lengvas toks blizgutis man visai patinka. Su veideliu baigiam. Mylimiausia mano dalis. Antakiai. Gerai juokauju, tai mano nemėgstamiausia dalis. Nemėgstu nei savo, nei kitiems jų dažyti. Nežinau kodėl. Gal kad sunkiai gaunasi. Kadangi tai yra mano silpnoji grandis, esu užsirašusi ir eisiu į specialius mokymus antakiams. Žiūrėsiu, kaip seksis man tvarkyti su jais po jų.
Nu va, apsimeskime, kad jie vienodi. Ir apie kitą naują dalyką noriu tik tai trumpai užsiminti, nes jau nesinaudosiu. Bet tiesiog tai yra toks kuriozas, nežinau kodėl. Bet aš gaunu daiktus, kuriuos man atsiunčia L'Oreal ir Maybelline platintojai Lietuvoje. Ir ties kiekviena siunta, kurioje būna kas nors antakiams, jie man visą laiką įdeda blondinišką variantą. Ir šitas Blau Artist Plumper iš L'Orealio yra spalvoje Light Medium. Ta prasme, jis yra toks fainas, auksinis, geltonas, šviesas, kad, na, daugiau prie mano plaukų galiukų negu prie mano antakių. Tai va, nežinau kodėl. Įdomu, jau žiūrėjau šitą video, pasakytų man kodėl. Jie man vis siunčia, nes turiu ir Maybellino pieštuko antakių, irgi šviesiaplaukiams, kuris jisai man visiškai netinka. Na, bet tiek to, sunaudoju visus šituos daiktus, kuomet dažau drauges. Ir kasgi toliau antakius turim, tą turim, galime pereiti prie akių. Akims čia tiesiog kaip neišsiplečiant, nieko tokio labai ekstravagantiško ar kažko tais tiesiog Maybelline tattoo savo ant visą judančio voko. Nes tiesą pasakius, šešėliais, kuriuos dažiausi jau vieną kartą, man jie patiko. Tai kadangi dažysiuos dabar antrą kartą, tai pažiūrėsim, gal bent šitas padės jiems išsilaikyti kokį pusdienį. Kažkaip čia labai greitai einasi dažytis, net neįdomu. Tai būsiu pasiruošus. Nenoriu dar į darbą. Nuobodu, ten dirbti reikia. Tai va, pasitepėm bazę ir dabar apie kokią tą paletę aš turėjau omeny. Tai yra štai šitą iš BH Cosmetics. Aš jos labai norėjau, labai ilgai medžioju, nes kuomet užsisakinėjau vieną kartą Vokietijai buvo išparduota, Amerikui pirkusi buvo išparduota ir dabar, vat, kai gruodį vėl buvo dasimtinis BH užsakymas, radau ją, na, pardavime ir iš karto gribiau, man čia taip jos reikėjo ir ten taip toliau. Ir čia yra Essential Eyes 28 spalvų paletė, kuri atrodo štai taip. Kaip čia geriau jums ją parodyti, kad geriau matytumėt. Na, tai tokios yra šaltos, neutralios, daugiau į tamsesnę pusę orientuotos spalvos. Ir čia yra ir matinių, ne, matinių gal nėra. Čia yra daugiau tokios blizgios ir satininės tekstūros spalvos, kurios, na, bent žiūrint į paletę, man tikrai labai patinka visos tos šviesios, šitos vat, rose goldo atspalviai, visi tamsus. Atsakau, vieną kartą aš jau su ją dažiausi ir man nepatiko, nes pigmentacijos išgauti buvo labai, labai sudėtinga. Sakykim taip, imkim šitą gelsvą spalvą kaip highlighterį. Dabar žiūrėt, matosi kažkiek. Aha, I can see it. Tai tiesiog man nepatiko. Nors aš tam prieš tai naudojau, tai iš tos spalvos tamses. Dariau kursų namų darbą dalykinį, ko reikėjo tamsaus atspalvio pilkų šaltų šešėlių. Tai šitas kampas matome. Taip, toliau, kadangi pas mane yra štai čia tokia didelė dalis, tą tarpinę spalvą aš dedu su štai tokiu dideliu BH šepetėliu. Bet neįsikaskit, kad aš čia ne, aš čia labai šviesią spalvą dėsiu. Kai tik išsirinksiu, kurią, neieško tranzitinės spalvos. O, žinau, ką panaudosiu kaip tranzitinę spalvą iš štai čia. Štai šitą rudą. Na ir kadangi jau turiu pagrindinę tą tokią skraidimo spalvą, imu mažyti skraidimo šepetėlį. Ir nežinau, nuo ko čia man pradėti. Nu, bandom šitą. Žiūrėsim, kas čia gausis. Nieko gero. Matėt, kaip ilgai šepetėlių sukau? Ir kiek spalvos tik tais. Žodžiu. Šitos paletės, aš žinokit, manau, jums tikrai nerekomenduosiu niekada. Na ir gal ten verdiktai, apie šitą, man atrodo, beliko pamėginti juodą. Nes, kaip sakoma, juoda spalva paletė dažniausiai atskleidžia visą paletės kokybę. Taip, ir man trūksta paskutinio šešėlio ant akies judančio voko.
kurį norėčiau kokį nors šviesų labai panaudoti. Mėginsim štai šitą tiesiog kampe patį šviesiausią. Na, kad šviesiems trūksta pigmentacijos, tai nepasakysi, ar ne? Na, nežinau, galutinio jausmo verdikto apie šitą paletę man kažkaip labai sunku pasakyti. Akivaizdu, ką jie man tikrai dar reikia pasinaudoti, pamėginti, pažaisti ir jau tada sugalvoti, ką aš iš jos noriu daryti ir ar jinai man patinka ar ne. Tai va, su šešėliais baigiau, noriu pasidaryti pravedimą juodą ir tam naudosiu dar niekada nenaudotą Maybelline Master Ink matinį. Ir kiek žiūrėjau, jisai turi tvirtąją tą plunksnelę. Tad nežinau, kaip man čia seksis dažytis, tikiuosi neišsimaliavosiu. Dabar, kai žiūriu iš arčiau, tai tie šešėliai man visai patinka. Bet makiažas jo gavas toks truputėlį blizgus, truputėlį ryškus, gal ne kiekvienai dienai, bet tai yra mano kasdienis makiažas. Taip, aš labai mėgstu prisimakliavoti kiekvieną dieną. Na, eyelineris tai tikrai neblogas. Pasidažė pakankamai lengvai, normaliai ir sudžiuvo į matinį variantą. Ir akims be abejo liko paskutinis žingsnis – tušas. Rankose laikau du, abu jos gavau vienu metu. Žodžiu, iš pradžių mėginau dažyti šituo, bet, žinokit, šitas man falštantas, su ta Gigi Hadid reklaminio viršelio ir yra vertas tik tiek, kad graži Gigi Hadid. Viskas, nes pats tušas man labai nepatiko, tapus tokia didžiulio košė, sunkiai sklaidosi, nutrumpėjo jau pačią pirmą dieną. Na, šito tai tikrai nerekomenduočiau. Bet tiesiog prie to, kas daro mano blakstienas nuostabes kiekvieną dieną. Na ir kadangi, kaip jau esu sakęs, kad prieš dažantis antrą pusę reikia sulaukti, kol baltoji masė nudžius, griebiuosi lūpų. Ir čia yra tiesiog kažkoks L'Oreal pieštukas 668 Rose Vintage. O kaip lūpdažį naudosiu Flormar Super Matte kažkokį 209, kuris nesijaudinkit, toks ryškus nebus, nes aš jį sumaišysiu su štai šiuo nudu iš Bourjois. Nežinau, kaip taris teisingai. Aš labai mėgstu maišyti lūpdažius vieno ant kito. Todėl labai dažnai, kai draugė manęs klausia, kokia faina spalva, koks aš irgi tokio noriu, aš neturiu jai ką atsakyti. Antroji dalis tušiuko. Na va, kokia gražuolė gimė. Užtrukau, tik gerą valandą. Na, čia viskas aišku tik dėl to, kad dažiausi kartu su jumis. Na, kaip vertinate jūs mano tokį pusiau pirmą blyną su naujomis priemonėmis? Akimis aš tikrai esu patenkinta, atrodo šešėliai gražiai, man patinka šitos spalvos. Na, žiūrėsim, kaip viskas laikysis. Pravedimas tvarkoj, tušas tvarkoj, lūpytės gražios. Skaistalai mane kažkiek. Nieko. Gal įprasiu. Gal šitą spalvą tiesiog geriau vasarai tinka. Bet nieko. Nežinau, galbūt jie tiesiog daugiau tokie vasariški, o vasaros už lango aš dar nejaučiu. Dėl to jie man net nepatinka. Kągi, mielosios, ačiū, kad buvote kartu su manimi. Iki kito karto.